Labas rytas, saulės spindulėliai. Ką, išmėgojau dar vieną naktį. Čia va, tokiam namūkiam mėgojau. Ir dabar įsirišėm labai tolimus taškus važiuoti, realiai po 1,5–2 valandas važiuoti. Vakar nieko nesimatė, bet tiek vaisių. Bema, būčiau žinojęs, būčiau nusirovęs. Ai, gal dabar paimsiu kokį, paragausiu. O šitas tai atrodo tridokis, net nežinau kas čia. Ir man kitų medžių matau, kažkokie spygliuoti. Va čia, kaip matot, papajai auga. Kiek aš atsimenu pats. O va čia tokie spygliuoti. Blemba, dėja, nepasieksiu net su kamera. Ai, blemba. Kaip įdėt per galvą. Ai, joma, ne, nedaužysiu aš su kamera. Nu nieko, vienas suvenyras tils. Reikės pamaikyti nusipirkti vietiniam turgui, kaip prasmirdės. Kai čia? Kad čia naujos dar. 1,5 eurų priveskit. Karoči, visą maišą pripirkau maikių. Tai 3 maikės, 2 maikės ir 1 džempakas. Kas neįprasta, kad Balyje tai visi lenkia pro kiekvieną kampą, bando įlysti. Čia va, visi tvarkingai važiuoja. Toks daug didesnis relaksas pas juos nei Balyje. Užsukau į vietinę parduotuvėlę, pavalgyti va. Bet vakal susikalbėjom ir užsisakiau va. Sakiau, padaryk, sakau, patį geriausią savo patiekalą. Tai žiūrėsim. Labai čia šypsosi, tai bus, tikiuosi, nebus nieko blogo. Paprašiau, kad padarytų ne aštriai, bet blemba jau ašaras bėga. Ir dar, kas geriausia, kad kai Google Translate aš parašiau indonezietiškai, tai daviau skaityti ganėtinai jaunai pardavėjai, tai nemoka skaityti, aš kaip suprantu. Tai kitam žmogui davė pasiskaityti, jis tada jai pasakė. Čia realiai kažkokia, tai nežinau, čia sriuba su ryžiais, bet gerūrė iš tikrųjų sriuba. Tai jeigu ir kokie parazitai bus, tai jie bus tikėtinai sunaikinti nuo aštrumo. Tai bendrai už viską susimokėjau 100 000, tai reiškia 5 eurus. Iš viso turėjau sumokėti 3,50, bet tik jau to arbatos dar daviau 2 pem. Gal jau 5 minutės klaidžioju. Beli kiek ženklų, kad waterfall, bet niekur aš nesuprantu, kur čia jį rasti. Vis kažkokie tai ženklai. Telebatova, homestay, o kur waterfall. Vietiniai kažką pasako, bet nesuprantu, ką ten sako. O rodo pirštais, vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Pitakas atvarė, duoda už sausainius. Laimingi vaikai su saldainiais, kai gauna. Kaip skanu. Gestų pagalba, kaip ir pavyko susikalbėti su vietinė moterim. Tai parodė, kur čia tas waterfall, daugmaž pirštais. Dabar bandysim ieškoti. O vienas kitas ženklas yra. Dar vienas gidas. Hello. Eina iš paskos ir reikia hello, hello. Atsisuko iš karto uždegė veidą. Yeah. Dabar nesidraviu. Lithuania. Lithuania. Everywhere. Yeah. O, 2 gydės dabar su manimais. Gaila, kad saldainių nepasimiau. Nieko gal. Duosiu pinigų, bus geriau už saldainių. Keistai paliko mane gydės. Ėjo po to kažko įsigando ir sako, ne, neįsiu. Čia galima nusirident konkrečiai. Va, ir turistų
Radom. Visai gražus, toks vinguriuotas. Pati vieta faina. Jis sakė, kažkur galima iššokti, tai reikės pasižiūrėti, kur čia galima iššokti. Eina kaip baisu. Pirštais, matai, tiesiog reikėjo lipti. Blemba. Bet galvoju, nestovėsiu, nelauksiu, nes kuo daugiau stovi, kuo daugiau baisu daras. Labai fainai buvo nušokti. Kaip sakiau, bijau aukščio. Tai galvoju, geriau padaryti su baimė, negu po to gailėtis, kad nepadarėjai. Ar tada jau nieko negalėsi pakeisti. O taip nušokai, viskas. Sakome, ček yra. Tai dabar žiūrėsim, kaip prie kitą waterfall važiuoti, nes irgi gerą valandą važiuoti. Primeskit kokią maikutę su Bob Marley'm. Nice. Va čia ryžiai ready. Tam viena moteris pjauna jau. Tai va, atvariau iki kito waterfallo. Ir matau dabar tikėtinai reikės susimokėti dar kokią eurą. Bet nieko, nebaisu. Tokios sumos. Čia gražus praėjimas toks. Tarp gėlių. Čia dabar reikės eiti per vandenį, sakė, iki pilvo galo bus. Va, gidą pasiėmiau. Biški deep bus. Yeah. Realiai visus savo daiktus, dokumentus, telefonus palikau pas berniuką, kuris ale prižiūrės. Tikiuosi, svarbiausia, kad paso nenufirintų ir viskas. Tikėtinai, kai čia užeina daug lietaus, tai būna daug čia vandens. Bliava, bet šalta. Žiauriai geras waterfall. Realiai tarp uolų. Žiauriai geras priėjimas čia. Toks kitoks nei prie kitų krioklių. Realiai akmeningai tokiais. O tokie man tai patinka. Geras. Krioklys man labai patiko. Čia irgi vienas prie top 3. Įmesiu pavadinimą į aprašymą. Nes neatsimenu, kaip čia vadinasi. You want to hear Lombok song? Yeah. I know Lombok song. Okay.
ką pasibuvom, pasiklausiau dainų. Ir ta viena, kurią girdėjot, indonezietiškai dainavo. Ir ten buvo Lomboko daina, kaip jis pasakė, o visa daina buvo apie tai, kad iš šeimos dukra užsiiminėjo prostituciją ir tėvai ją, kaip pasakyt, veikė dėl to, nes logiškai prostitucija nelegali, plus Indonezija čia nešvaru, nefaina ir panašiai. Ir tada visa daina apie tai, kad jinai paaiškina tėvams, kad jinai dėl to tuo užsiima, kad išgyvent, būtent dalį pinigų jiems atiduoda, kad jie galėtų, kad jie turėtų ką valgyti. Ir plus, kad jinai yra moteris, jinai negali normalaus darbo susirasti ir panašiai. Kad moteriai yra sunku užsidirbti legaliais būdais pinigus. Tai realiai visa ta daina apie tai. O kai skambina, kai groja, tai gražiai skamba viskas, o čia kad apie tokia esmė dainos, visą net nepagalvoju. O moteris darbuojasi, keliau ryžius pjauna. Šiaip smagiai pagrojo, šiaip smagiai pasisidėjom. Dar sakė, kad už tą gitarą suplojo 100 eurų. Tai sakė, ilgai taupė, o pats išmoko tai grot per YouTube, per Instagramus visokius. Tai po viso konco mini dar daviau 20 eurų, sakau, turėk bet geresnės gitaros. Vis tiek stengiasi, bet tik kad blogai, kad rūko. Tai paprašiau, kad neišleistų cizom tų visų pinigų. Tai iš karto net neėmė tų pinigų, nes vis tiek čia dideli pinigai ganėtinai. Pusė atlyginimo, galima sakyti. O kaip pusė? Savaitės atlyginimas, jeigu taip žiūrėti. Nu, bet nieko, gal neišleis pinigų visų greitai, o pasitaupys ant naujos gitaros. O ką, dabar aš pasižiūrėsiu, kur čia galima toliau nuvaryti. Ir arba į viešbutį varysiu, ieškosiu viešbučio arba kitą lokaciją. Na, žinokit, visgi toliau nevažiavau, nes lietus belia kaip užtempė visą dangų. Tai jau gal geras 2 valandas lyja. Tai nusprendžiau pasilikti netoli paskutinio krioklio. Tai ir apsistojau, va, kokioj gražioj vieteliai. Ten baseinas, žiauriai šiaip gražiai aplinka. Nes, kodėl nusprendžiau nevažiuoti, nes iki kito taško daugiau nei 2 valandos kelio, jo, ar tai 2,5. Tai nelabai noriu aš naktį važiuoti, ir plius kai belia kaip lyja. Dabar parodysiu, ką man pavyko gauti už 5 eurus, kaip ir rodžiau. Vieta labai čia graži, tvarkinga ir va čia tokie namukai. Vadinasi, apie pasitiko mane šeimininkas ir sako, čia yra Monkey House. Aš sakau, okei, tipo, Monkey, galvoju, tiesiog galvoju pavadinimas kažkoks tai. O pažiūrėkit, kokią namuką gavau. Va. Va čia kaimynė. Iš Prancūzijos gal 7-5 metai varots, kiek sakė, o va, aš kokį namuką gavau realiai. Čia mano šmutkės ir va, realiai. Bet žiauriai iš tikrųjų jaukiai kažkaip. Nes kur paskutiniai vietai mėgau, tai nelabai iš tikrųjų patiko. Tai kas man patinka, va, kai kiekvieną dieną realiai keičiu viešbučius, tai ką tu gauni vienoje vietoje už 5 eurus ir po to kitoje vietoje už 5 eurus. Labai iš tikrųjų, kaip tu padarysi, kaip tu visą būsi stilistiškai padarys ir panašiai. Tai va, ką aš varysiu pasidarbuoti, montuoti video, nes nemažai medžiagos esu prifilmavęs. O rytojus tikslas yra 5 ar 6 lokacijos net pamatyti, tai 2 valandas važiuosiu, tai gal tikėtinai kokią 7 ryto gal pavyks atsikelt ir kuo anksčiau išvaryti, nes ganėtinai tolimas kelias. Tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir ką, iki kitų kartų. Iki.